2015 metus Lietuva pradėjo su europinė valiuta – euru. Mes tapome 19 eurozonos nare ir atsisveikinome su savo tautinė valiuta – litu. Lietuvoje vykusiuose savivaldos tarybų rinkimuose daugiausiai balsų gavo socialdemokratai, o pirmą kartą tiesioginiuose merų rinkimuose Vilniuje laimėjo Remigijus Šimašius, Kaune Visvaldas Matijošaitis, o Klaipėdoje Vytautas Grubliauskas. Sutapimas ar ne, bet po rinkimų pradėta daug metų žadėta Kauno Laisvės alėjos rekonstrukcija. Na, o Vilniuje tais pačiais metais nuo Žaliojo tilto nuimtos prieštaringai vertintos skulptūros. O tomis pat dienomis šį pasaulį paliko deja Stasys Povilaitis ir Galina Dauguvietytė. Tais metais Jonas Valančiūnas sudarė rekordinį kontraktą. Už 4 metus aukštaūgis iš Toronto Raptors klubo turėjo gauti 64 milijonus. Tiesa, ne eurų, bet dolerių. Ir, kaip sakoma, ant popieriaus. Zydrunas Ilgauskas from Lithuania. Na, o kitas NBA ilgai žaidęs aukštaūgis, Žydrūnas Ilgauskas, neteko lietuviško paso, iš jo mūsų šalies pilietybė buvo atimta. Mūsų lenktynės tais metais vadinosi Eneos 1000 km. Jose greičiausiai nuotolį įveikė Juta KG Group komanda – Tautvydas Barštys ir broliai Ignas ir Jonas Gelžiniai. Jonui tai buvo 5. pergalė Palangoje, po kurios jis tapo ir iki šiol yra nenukarūnuotas lenktynių titulų karalius. Tai buvo jau antroji brolių pergalė iš eilės. Antri liko taip pat Porsche automobiliu važiavę broliai Nerijus ir Nemunas Dagiliai bei Robertas Kupčikas, kurie pergalę turbūt paleido, kai neapskaičiavo degalų atsargų ir priverstinai sustojo trasoje. Aš tais metais kaip tik važiavau su Tautvydu Junior, važiavau į Porsche Carrera Cup taurę Anglijai ir ten mes tiesiog su tais būtent automobiliais ir važiavom. Tai buvo kaip kasdienybė tau? Lengva pergalė? Ne, nebuvo lengva. Jeigu gerai pamenu, tai buvo labai įtempta, nes buvo sąlygos vienokios, kitokios. Važiavau tuo metu ir su slikais ant šlapios, tai buvo daug įtampos ir daug žilų plaukų turbūt atsirado, nes atsimenu, kad buvo 4 bėgių važiuoju tiesioj ir ratai kartais tiesiog ima buksuot. Ir ta mašina kaip šokt ant asfalto ir tu net nežinai, ar sugaudysi ar ne. Tai ir dar į raciją Jonas sako, gal gali biškį greičiau. Bet paskui Lekemolinai padarė klaidą ir jau mums reikėjo tik davažiuoti, pasikeistas padangas ir išvažiuoti ir davažiuoti iki finišo, bet buvo įtampos daug. Vieni iš nedaugelio metų, kai viskas buvo absoliučiai mūsų pačių. Jau patys važiavom kaip Juta Racing ir man atrodo atvežėm 2 tokius ar 3 automobilius. Su vienais Nemunas Dagilis, Nerijus Dagilis ir Robertas Kupčikas važiavo, su kitu aš važiavau su Ignu ir Tautvydu Barščiu, tai buvo identiški automobiliai. Šiaip įdomios varžybos buvo, man atrodo, permainingos irgi. Dužo, avarijos, lietus, tai prisimenu jas. Tie šansai visada realūs, nes jūs pagalvokite, prasme, čia taip gal atrodo iš šono, iš toliau, kad tiesiog mašinos važiuoja, birbio į variklį ir viskas, bet iš tikrųjų ir sąlygos keičiasi, ir slidu, ir lyja, džiūsta, ir vis tiek spaudima tai konkurentus ir važiuojant tos klaidos ribos. Ir kaip matėme, net žiauriai patyrę pilotai jas daro, tad normalu. Yra kažkiek nusivylimo, labai tokio mažiuko, kur būtent dėl to kuro užpylimo, nežinau, kas tam įvyko per klaidą, dar kol kas patys nesupratom, bet jis baigėsi. O šiaip tai viskas gerai, patenkinti, antra vieta gerai. Ta prasme, turėjom būti pirmoje vietoje, nes nugalėtojai turėjo dar antrą kartą keistis, tai mes taip išskaičiavom, kad bent jau būtumėm tam pačiam rate. Žodžiu, viskas vis tiek gerai baigėsi.